Arabai sulaužo istorinį susitarimą ir savarankiškai puola Iraną, remiantis pirminiais šį vakarą sklindančiais pranešimais. Sprogimai drebina skirtingas Irano teritorijos vietas ir verčia režimą paskelbti aukščiausią parengties lygį. Informacija dar nepateikta kartu su oficialiu dalyvaujančių valstybių sąrašu, tačiau politinis poveikis jau yra didelis. Iranas, kuris daugelį metų naudojo milicijas, grasinimus Persijos įlankoje, branduolinį šantažą ir netiesioginius išpolius kaip spaudimo priemonę, dabar mato, kaip smūgiai pasiekė jautres jo paties teritorijos vietas. Bušeris, Bukšeris, Šabaharas, Bandar Abbasas, Konarakas, Kermanas ir kiti regionai buvo paminėti pranešimuose apie sprogimus, oro gynybą ir žalą strateginiams struktūroms. Izraelis stebi, daro spaudimą ir aiškiai parodo, kad gali smogti dar stipriau, jei režimas toliau laikysis branduolinio ir karinio kelio. Iš tikrųjų, Izraelyje manoma, kad būtent tai ir pamatysime artimiausiamis dienomis. Smūgio apsikeitimas tarp Irano ir izraeliečių. Ir štai esmė tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Esse é o ponto. Entre o Irã e os Estados Unidos. Šiuo metu Izraelis atrodo nedalyvauja. Suprantama, kad kol kas tai yra amerikiečių, o ne izraeliečių klausimas. Nors aukšti Izraelio pareigūnai nori, kad Donaldas Trumpas duotų žalią šviesą atnaujinti atakas Irane. Vakare iškilo klausimas, kuris kelia nerimą Teheranui, jei ne amerikiečiai nusprendė imtis veiksmų. Kodėl Persijos įlankos šalis galėtų atsisakyti senosios atsargumo ir smogti Iranui dabar? Kaip režimas paaiškins savo tautai, kad jų priešai atrodo jau nebeturi tiek daug baimės? Tuoj viską papasakosiu. Jei tau patinka tokio tipo tiesioginis ir be užuolankų turinys, apsvarstyk galimybę užsiprenumeruoti, nes čia tokie vaizdo įrašai būna kasdien. Sprogimai yra nepradėti fiksuoti keliose vietose vienu metu. Bušehras patraukė dėmesį, nes ten yra vienintelė veikianti Irano branduolinė elektrinė. Šabaharas dar svarbesnis strateginiu požiūriu, nes tai vienintelis Irano giliavandenius uostas Indijos vandenyne, esantis už Hormūzo sąsiaurio ribų. Bandar Abbasas yra dar vienas svarbus taškas, nes jis susijęs su Irano karinio jūrų laivyno kontrolė ir spaudimu, kurį režimas bando daryti tarptautiniai laivybai. Skelbiama informacija rodo, kad atakos pataikė į Bušerą, Džedžarą, Šogadaką, Konaraką, Bandar Abbasą ir Kermaną. Taip pat buvo pranešimų apie sprogimus Avase ir Šabahare. Kai kuriuose iš šių vietų esą buvo aktyvuota oro gynyba, o tai rodo, kad režimas bandė reaguoti arba perimti kokią nors grėsmę. Tačiau atsakomybės klausimas išlieka pats jautriausias. Jungtinės valstijos minimos skirtingose naujienų versijose. Kartais jie įvardėjami kaip atsakingi už ankstesnės atakas prieš Irano taikinius. Tačiau contra alvos iranianos. Kitose ataskaitose aukštas JAV pareigūnas neigia, kad Amerikos ginkluotosios pajėgos vykdo naują šios nakties atakų bangą. Būtent čia krizė įgauna dar sprogstamesnį lygmenį. Jei šios nakties atakos nėra Jungtinių valstijų darbas, galimybė, kad įsitraukia Persijos įlankos šalis, pakeičia karo svarbą. Ilgą laiką regiono arabų vyriausybės vengė tiesioginio atviro konflikto su Iranu. Net ir patirdamos grasinimus, Teherano sąjungininkų grupuočio atakas bei šantažą dėl energijos ir laivybos. Dabar, jei šios šalis iš tikrųjų nusprendė veikti savarankiškai, Irano režimas prarado daugiau nei tik karinės pozicijas. Jis prarado psichologinį šarvą, kurį naudojo gąsdindamas savo kaimynus. Šios galimos permainos priežastis slypi nuolatinėse išpoliuose, jūrų saugumo silpnėjime ir Irano branduolinėje grėsmėje. Iranas kelias savaitės bandė išbandyti ribas, puldinėjo laivus, taikėsi į su Jungtinėmis valstijomis susijusias bazės Persijos įlankos šalyse ir stengėsi paversti Hormūzo sąsiaurį pasaulinio spaudimo įrankiu. Tačiau šis skaičiavimas gali būti brangiai kainavęs. Bandydamas įbauginti visus, Teheranas galėjo pastumėti arabų šalis prie paprastos išvados. Laukti, kol režimas imsis veiksmų pirmas, tapo per didelė rizika. Įtampa taip pat susijusi susitarimo memorandumu, kuris turėjo sumažinti susirėmimus maždaug prieš 3 savaites. Ši sutartis gimė silpna ir niekada neatrodė, kad iš tikrųjų kontroliuoja veiksmus vietoje. Iranas ir toliau naudojo regioninę grėsmę kaip ginklą.
Jungtinės valstijos vėl smogė Irano taikiniams po kaltinimų dėl agresijos prieš komercinius laivus. Izraelis, nors ir teigia, kad nedalyvauja šiame naujame apsikeitime smūgiais, viską atidžiai stebi ir laiko savo pajėgas pasiruošusias. Rezultatas – ugnies nutraukimas, kuris egzistuoja tik popieriuje, bet net laiko pirmojo rimto išbandymo. Izraelis pasirodo kaip veikėjas, kuris geriausiai supranta Irano režimo logiką. Izraelio gynybos ministras jau pareiškė, kad kariuomenė yra pasirengusi trečią kartą smogti Iranui dar didesnė jėga, jei to prireiktų. Žinutė paprasta. Teheranas negaus begalinio laiko atkurti savo branduolinę ir karinę grėsmę. Aukšti Izraelio pareigūnai taip pat esą spaudžia Donaldą Trumpą duoti žalią šviesą naujai tiesioginiai puolimo operacijai. Kol kas Izraelis teigia, kad nedalyvauja dabartiniuose išpoliuose, tačiau niekas Teherane negali ignoruoti šios žinutės. Belgija taip pat įsitraukė į diskusiją, pasisakydama svarbių klausimų dėl Irano branduolinės programos. Belgijos ministras pirmininkas pareiškė, kad bandymai užkirsti kelią Iranui kurti branduolinį ginklą yra pateisinami, nors jis suabejojo operacijų vykdymu. Naujausi Zeva Dauiros išpoliai prieš Iraną ir kodėl jūs nebijote, kad tai užtemdys šį viršūnių susitikimą? Na, manau, kad tikrai yra pateisinama bandyti užkirsti kelią Iranui kurti branduolinį ginklą. Žinoma, jei operacija buvo gerai suplanuota ir gerai vykdyta, tai jau visiškai kitas klausimas. Atrodo, kad viskas netaip gerai sekasi, ar ne? Ši pozicija rodo, kad susirūpinimas dėl Teherano nėra būdingas tik Izraeliui ar Jungtinėms valstijoms. Net ir Europos lyderiai, kurie paprastai būna atsargesni savo pareiškimuose, pripažįsta, kad Irano branduolinės ambicijos tapo realia grėsme. VAS taip pat pateko į akiratį dėl pranešimo apie tikslinį nužudymą. Alireza Kodadadi, susijęs su provincijos kontraktu Vali Yeser iš Islamo revoliucinės gvardijos, galėjo tapti pasikėsinimo auka. Chuzestano provincijoje spaudimas režimo struktūroms neapsiriboja tik uostais ir bazėmis. Ji taip pat pasireiškia asmenyse, susijusiuose su vidiniu revoliucinės gvardijos aparatu. Būtent ta jėga, kuri palaiko represijas, žvalgybą, milicijas ir išorinės operacijas. Tuo tarpu Gazos ruožas vėl pasirodė naujienose po dar vienos Izraelio gynybos pajėgų operacijos prieš asmenį susijusi su spalio 7-osios žudynėmis. Haidas Abu Salamas laikomas įtariamų pagrobime. Jis, siejamas su izraeliečių pagrobimu per išpuolį Gazoje, žuvo per tikslų smūgį pietinėje Gazos ruožo dalyje. Izraelio gynybos pajėgos teigia, kad jis planavo naujas atakas prieš Izraelio karius. Šis faktas atitinka tą pačią regioninę logiką. Izraelis naikina grėsmių tinklus ten, kur jie atsiranda. Tiek Hamas, tiek Hezbollah, tiek Irano ašyje. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija taip pat buvo spaudžiama dėl įtampos tarp Turkijos ir Izraelio. Turkija ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacija buvo spaudžiamos dėl įtampos tarp Turkijos ir Izraelio. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija buvo spaudžiama dėl įtampos tarp Turkijos ir Izraelio, kai buvo paklausta apie Benjaminą Netanyahu, ji atsakė primindama spalio 7-ąją. Papasakokite apie Turkiją ir Izraelį. Dabar tarp jų yra įtampa. Jei kiltų konfliktas tarp Turkijos, Izraelio ir Sirijos, ar tai aktyvuotų 5 straipsnį? Na, leiskite man pasakyti štai ką. Taip, prezidentas Redžepas Tadžipas Erdoganas yra itin išmintingas prezidentas. Ir aš visiškai sutinku su tuo, ką prezidentas Donaldas Trumpas pasakė apie Erdoganą, kad jis yra išmintingas lyderis. Jis jau daugelį metų eina šias pareigas ir atlieka šią funkciją. Taigi jis ir toliau. Jis nepasiduos provokacijoms. Jis visada stengsis išvengti situacijos, kuri gali išeiti iš kontrolės. Nes jis Turkija atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį, rengdama šį viršūnių susitikimą. Kaip svarbi NATO sąjungininkė, šalis yra pavyzdys tarpininkaujant susitarimams, dėka prezidento Erdogano ir jo užsienio reikalų ministro pozicijos. O jei ponas Netanyahu padarys konfliktą neišvengiamą? Taip, leiskite man nespekuliuoti šio klausimu. Nes galų gale nepamirškime, kas įvyko 7 dieną. Ši frazė yra svarbi, nes ji vėl iškelia pagrindinį klausimą. Izraelis nereaguoja į įprastą ginčą. Izraelis atsako tinklui, kuris naudojo žudynės, pagrobimus, raketas ir terorizmą kaip politinį metodą. Iranas bando parduoti pasipriešinimą vidaus vartojimui. Aukščiausiojo lyderio laidotuvėse režimo šalininkai vėl skandavo karo šūkius prieš Izraelį ir Jungtines valstijas. Ačiū.
Miręs brolis sakė, nužudykite mus, mūsų tauta taps dar labiau budri. Tu pradėjai prieš 2 naktis, manei, kad mes išsigasime tų tavo išpolių. Ne. Iš tikrųjų, mes esame pasiruošę, labiau pasirengę nei anksčiau. Mes tai pareiškėme tiek tau, tiek šunims, kuriuos paleidai savo regione. Mes tęsėme dar ištingiau nei anksčiau. Pareiškėme, mes tai pareiškėme, kiek šunims, kol jūsų pikta ir tamsi šešėlis nebus pašalintas iš šios planetos. Mes neatsisakysime pasipriešinimo ir džihado. Tačiau šio spektaklio režimas susiduria su skaudžia realybė. Jų uostai yra pažeidžiami, jų bazės patiria spaudimą, jų oro gynyba vėl tikrinama, jų sąjungininkai jau nebekontroliuoja krizės eigos. O jų arabų kaimynai, anksčiau buvę atsargesni, pradeda elgtis taip, lyg suprastų, kad Teherano keliama baimė jau nebegali būti regiono taisyklė. JAV aktyvistės pasisakiusios prieš AIS ir už Palestiną, mirtis po to, kai ji buvo rasta negyva Airijoje, taip pat tapo tarptautinių viešų diskusijų tema kitų aspektų – imigracija, ideologinis aktyvizmas ir reali rizika. Byla vis dar tyriama, tačiau kaip praneša Airijos policija, įtariamasis būtų imigrantas, su kuriuo ji palaikė santykius. Tai padeda parodyti, kaip užsienio politika, aktyvizmas ir imigracija susipina pasakojimuose, kurie dažnai ignoruoja realius pavojus, kol dar nebūna per vėlu. Didžiausias šio vakaro spaudimas kyla iš oficialios tylos apie tai, kas, kaip manoma, nuspaudė gaiduką prieš Iraną. Jei Persijos įlankos arabų šalis dalyvavo savo iniciatyvą, situacija tampa kur kas rimtesnė. Tokiu atveju Iranas susidurtų ne tik su Izraeliu ir Jungtinėmis valstijomis. Jis sulauktų kaimynų reakcijos, kurie per ilgai klausėsi grasinimų, matė, kaip režimas ginkluoja radikalias grupuotės ir bandė apsaugoti gyvybiškai svarbius energijos kelius, kol Teheranas žaidė su chaosu. Teheranas norėjo būti grėsmės centru, dabar jis pradeda suprasti, kiek kainuoja tapti taikiniu iš kelių pusių vienu metu. Labai ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą iki galo. Palaikykite mūsų projektą ir prisidėkite finansiškai naudodamiesi Pix raktu, kuris rodomas jūsų ekrane. Esame nepriklausomas kanalas, kurio tikslas pateikti jums tiesą. Jūsų parama padeda mums išlikti.